Na jau, visi taip sako. Kur jūs lenkėte? Aš tik norėjau paklausti. Ar sąžiningai jūsų manimu atsibelsti į svetimą miestelį ir neskriausti jame gyvenantį vaiką, a? Ką jūs čia paistote? Kokį dar vaiką? Jūs kalbate apie tą žmogų? Tam ligonė apie 20 metų. Koks jis jums vaikas? Jūs didelio miesto žmonės. Apie žmogus sprendžia tik iš šio išvaizdos. Ko jūs mane matote? Kas iš jums, ha? Alkoholikas? Eime į vidų. Mes nenorėjom nieko blogo tam žmogui. Tačiau padarėte? Jūs jam pamelavote. Ar jūs bent žinot, koks beribis yra vaikų žingeidumas? Nejaugi taip sunku atsakyti vaikui klausimą. Jums turbūt atrodo, kad vaikams tinka bet koks atsakymas. Nes jūs mano, kad visi vaikai yra kvailiai. Jokių būdų ne. Tai ką po galais mes jam turėjome pasakyti? Tiesa po galais. Tiesa. Jums jau šitas žodis nieko nebesako. Jūs nežinot, kur einat. Na, nebent nuspėjat tai. Dar žodis ir aš iškviesiu policiją. Pirmyn! Na, kviesk! Čia nėra jokios policijos. Tik ne šitą miestelį. Padėk. Štai už tai ir išgersiu. Žinot, šiame miestelyje visi stengiasi palaikyti tvarką.
ir jums teks. Klausykite, mes nežinojome, kitą kartą tai nepasikartos. Kitą sykį. Žinot, kodėl mūsų miestelė ramu? Jis niekada nesuteikė antro šanso. Sumanėt pasprukt? Kągi? Spruk! Pirmyn, prašau! Bet perspėsiu. Kelio, kurio iš čia patekot, nėra. Traukinys į Sankt Peterburgą vėluos 20 minučių. Ir traukiniai nuolat vėluoja 20 minučių. Supraskit. Jums neaišku, ne? Jūs tik eilinis alkoholikas, nusmurgęs girtuoklis. O tas ligonis, sušiktas iškrypėlis. Alkoholikas, iškrypėlis. Labai jau paprastos charakteristikos. Dėja čia jūs esat mūsų pacientai. Mes vyksime į Sankt Peterburgą. Nurimkit. Jūs galite pasirinkti. Eiti ten arba na ten. Vienas kelias pražūtingas. Eiti bėgiais laiko švaistymas. Ir vis tiek niekur nevedi. Visi tai durys, garsiakalbis tik butaforija, tikrų daiktų iškai. Jeigu apsispręsti, turit visą amžinybę.